Šeštadienio nuostabi diena į pabaigą. Saulė jau leidžiasi, kaip matai, už mano nugaros. Ir nuostabus oras, šiluma, paukštelių koncertai, lapai besiskleidžiantis nuostabios spalvos jau pildosi tolumoje horizonte, spalvomis viskas. Matau laukinę obelį, žiedais jau besidabinančią. Matau tas skruzdėlytės surbėgiojančias, paukštelius aplinkui skraidančius. Nuostabu. Ir visą šį mėnesį, paskutinį balandžio mėnesį, tvarkiausi su pamiške, su lapais, su krūmais, su viskuo, kas čia buvo palikta ir ko aš nespėjau per tuos porą metų susitvarkyti. Kažką tai vežu, padedu, kažką tai deginu. Ir praktiškai dega visą tą mėnesį laužas, kartais du, kaip suspėja apsisukti, kur aš deginu tuos lapus. Per naktį jis užgesta pilnai ir kartais aš išvažiuoti turiu ir atvažiuoju po dienos dar papildomai. Ir aš niekada jo nekuriu atskirai to laužo, aš įdedu sausų lapų, kažkokių mažų šakelių ir palieku taip viską ir einu tvarkytis kitų darbų. Iš tos mažos kibirkštėlės, kuri yra kažkur tai viduje tame lauže, kuris užgeso, kuris jau kaip ir atrodo, kaip jo ir nėra, vėl įsipleskė ugnis. Ir vėl kūrenasi laužas. Man nereikia dėti pastangų, man nereikia ten papildomai kažko tai ieškoti, kad užkurti. Ir tas palyginimas yra susijęs man su gyvenimu. Kai turiu pokalbius, kai matau iš savo pavyzdžių, kai atrodo nebėra ugnies gyvenime. Tiesiog jos nėra ir kažkur viduje rusena ta viltis, tas tikėjimas, kad viskas gali pasikeisti, kad gali būti kitaip, kad gali būti išeitis. Ir ta viltis, ta ugnelė nedidelė, jinai yra pas kiekvieną, jinai nenumiršta. Čia aš į laužą dedu sausus lapus, o gyvenime, kad ta ugnis vėl įsipliekstų, aistra į gyvenimą, kaip aš vadinu, noras gyventi, matyti šviesą šitame gyvenime, džiaugtis tuo gyvenimu, spręsti rūpesčius ir nebijoti, turėti drąsą. Aš darau kitus dalykus, aš maitinu savo sielą visų pirma, nes per čia ateina tas visas skausmas, tos aistros nebuvimas, bet tai natūralus procesas, tai siela ir kūnas. Aš kartais atsitraukiu, aš kartais sustoju, aš kartais tiesiog darau dalykus, kurie atrodo visiškai bereikšmiai, bet jie mane vėl grąžina į gyvenimą. Aš mąstau, aš tiesiog pasižiūriu, kaip tas gyvenimas pas mane ėjosi, kodėl yra tokie kritimai ar tokios duobės, kodėl ta aistra dingsta, nes jinai dingsta pas visus. Nesvarbu, koks tu pasiruošęs, koks tu stiprus būtum, ateina tie momentai, kai atrodo, kad viskas yra labai neteisinga, kai viskas yra ne taip ir kodėl taip ir pradeda gesti viskas. Aš tai žinau ir žinau, kaip tai pasikeisti tą būseną per įvairias situacijas, kokios tuo metu yra. Kartais aš įsikepu tiesiog duonos ir pasidarau arbatos puodelį ar kavos puodelį ir tą duoną valgau su sviestu. Tai mano aistros į gyvenimą vėl atgavimas, nes aš neskubėdamas tai darau, tešlą pasiruošiu, jinai bręsta, aš darau kitus dalykus. Bet tai vienas iš elementų, kuris man padeda tvarkyti su ta ugnimi, kurią reikia vėl užkurti gyvenime. Čia yra smulkmena. Kitos detalės yra kaip sportas, kai aš turiu galimybę bėgioti aplinkui, ar net ir savo sodyboje. Aš turiu čia ganėtinai užtektinai teritorijos ar bėgti keliu. Ar galiu turėti galimybę sportuoti, nes visa iš principo įranga turi sportavimo. Tai man
šitie elementai irgi padeda. Man padeda skaitimas, man padeda tiesiog buvimas ir žiūrėjimas į tolį. Man padeda pokalbiai su žmonėmis, kai aš jiems galiu padėti pasižiūrėti visai kitą perspektyvą to gyvenimo, kai jiems yra sunku, kai aš pasidalinu savo patirtimi, kuri keičia jų būseną, kuri pakeičia jų būseną iš tos praktiškai negatyvios, beveik nedegančio gyvenimo vėl į aistrą. Man turi būti aistra, aš viduje turiu degti, kad daryti dalykus. Kai pradeda viskas gesti, kai viskas jaučiasi, kad pelkė, jaučiuosi labai prastai ir aš visą laiką save išsitraukiu iš tenais. Pats išsitraukiu, niekas neteina man padėti manęs ištraukti, bet visi šitie elementai, kuriuos aš ką tik minėjau, jie padeda man susitvarkyti su tom būsenom, nes tai yra kiekvieno žmogaus būsena. Jinai niekur nedingsta, niekada nebūsi toks nušvitęs, kad taip neatsitiks, tiesiog tik tai reikia tai prisiminti, kad tai yra laikini momentai, kuriuose tu gali savo padėti. Tiesiog pabūti, bet tai nėra apie tai, kad tu turi stebėti ir būti virtualiam pasaulyje. Virtualus pasaulis dar gilina tą nenorėjimą tam gyvenime daryti dalykus. Čia ne apie tai, čia yra apie gamtą, kurioje tu gali gyti. Čia apie tylą, apie laisvę, apie ramybę, apie sustojimą, apie nereikalavimą iš savęs nieko, apie neskubėjimą, apie paprastą maistą, apie draugišką pokalbį, apie bendravimą su žmonėmis, kurie tau yra brangus, kurie užpildo tavo širdį. Ir tavo širdis pildosi šitais elementais ir tu gyventi vėl nori. Labai stipriai nori gyventi, nori siekti savo dalykų, kuriuos susiformuoji per viziją ir taip viskas keičiasi. Šiandien irgi pokalbis ankstyvas, 5 ryto jau mes kalbėjomės. Protas dar neatsigauna, 4:30 aš keliuosi, protas turi įsijungti po truputėlį, bet siela džiaugiasi. Jinai džiaugiasi tuo ankstyvo atsikėlimu, nes tuo metu, tokiu ankstyvų metu, ateina iš tikrųjų tas žinojimas per mūsų intuiciją, per jausmą, per tą mūsų vidinę sąmonę, per sielą, kaip tu nori tai vadink, ateina informacija, kas yra tas gyvenimas, kaip jį suprasti. Dėl to aš stengiuosi gilintis į gyvenimo paslaptis, kad suprasčiau, kaip man geriausiai gyventi, kaip man gyventi kokybiškiausią, džiugiausią, prasmingiausią gyvenimą. Ir tuo dalinuosi su tavimi, dalinuosi su savo mokiniais, kuriems sunku, kurie nesupranta. Aš taip keičiu ir savo sąmonę, aš ją plečiu per suvokimą, per situacijas, kurios man labai nepatogios, aš turiu tame surasti išeitį. Aš visą laiką surandu, kad surasti ramybę. Kaip paaiškinti tai savo, kodėl tai vyksta. Ir aš plečiu ir savo galimybės, ir savo sąmonę, ir suvokimą, ir matymą iš šitą pasaulį. Ir taip aš atrandu aistrą į gyvenimą. Vėl ta ugnis pradeda degti. Tai tie momentai, kai yra žema energija, pakeičiami į tuos ilguosius momentus, kur yra daug energijos, kur tu kuri gyvenimą. Aš taip darau ir kviečiu kiekvieną, su kuriuo aš bendrauju vienokio ir kitokioj formoj, gyventi drąsų, pakylėtą gyvenimą, su aistra. Ir aš visą laiką klausiu, kokia tavo aistra, kokia aistra tavo atsikėlus iš ryto, ar tu turi tokią? Beveik niekas neturi. Ir mano raginimas kiekvieną kartą, surask tai, atrask tai, kas tau svarbu. Ir per tam tikrus elementus išeini į tokią aistrą ir gyvenimas patampa visiškai kitoks. Kai tau nenuobodu, kai tau nebeliūdna, kai tu matai tame prasme, kai tu matai gyvenime, kuris nėra teisingas prasme, ar suvokimą, kodėl tu čia esi ir ką tu čia darai, visai kitokios aplinkybės, žaidimo taisyklės pasidaro ir tu keliauji drąsiai, su nuotykiais, su atradimais, su pilnatvė. Užsipildo gyvenimas ir gyveni tokioje aistroje. Būk stiprus.